Oi, kažkaip purvinė. Kas čia darosi? Gal nuo saulės? Ai, nežinau. Tai va, žodžiu, nusprendžiau pakalbėti. Nes aš galiu kalbėti visada iš tikrųjų, kas man jaunai, aš nieko neveikiu, tik tai kalbu. Tai va, dabar buvau ką tik poliklinikoje. Kokie gražus mano dantis. Žodžiu, susitvarkiau priekinius dantukus, nes turėjau biškį problemytę. Šiokia tokia. Buvo biškį apsinešę mano dantis. Tai va, tai žodžiu, nusipoliravau. Žodžiu, tai labai dabar esu laiminga. Dabar dar daugiau šypsosies. Važiuok. Šypsosies visada. Tarp kitko, aš vat kada nors įdėsiu, jeigu iškris telefonas iš laikiklio, tai žinokit, kad aš ten nelabai moku šitų laikiklių naudotis. Nes jis čia visas barška ir, žodžiu, čia antakalnis, čia yra daug duobių, žodžiu. Kaip visą laiką. Tai ką norėjau pasakyti apie šypseną. Aš atkreipiu dėmesį. Oi, blėt. Oi. Kurmi. Kas čia atsitiko? Atsiprašau už keiksmažodį. Oh my god, kokia gėda. Aš dar nemoku filmukų redaguoti, tarsi dar neprisėdau prie šito reikalo. Tai dabar teks man neridėti to keiksmažodžių. Visi mes žmonės kartais pasikeikia, ne? Gal labai daug vaikų nėra čia mano toj publikoje. Žodžiu, atleisti. Ai, gerai, ką aš čia šneku? Visi mes kartais nusikeikiam ir, žodžiu, nėra čia jokių. Žodžiu, gerai. Tai grįžtant gal prie temos. Dėl to šypsenos. Aš, pavyzdžiui, kada nors įdėsiu nuotrauką, ne kaip aš buvau stora ir kaip dabar atrodo, ne, bet įdėsiu nuotrauką paprasto selfio. Tai yra vien tik veiduko ir jūs pamatysit, kaip atrodo mano akis vienoje nuotraukoje ir kaip atrodo mano akis kitoje nuotraukoje. Nes, žinokit, skirtumai kaip diena ir naktis, aš jums galiu pasakyti. Pavyzdžiui, aišku, tas ir laikotarpis mano gyvenime, gal aš nesutikamų žmogum buvau, ne? Bet mano akis verkė, aš kaip pasižiūriu, o dabar mano akis, tiesiog nuostabios akis. Švyčiu visą, vienu žodžiu. Bent jau aš taip galvoju, kad aš švyčiu, kaip ten yra iš tikrųjų, tai nežinau. Niekas nežino, bet iš tikrųjų taip yra. Tai va tikrai kelsiu tą nuotrauką, netgi padarysiu fotkę ir komentarą įdėsiu ir galėsit pasižiūrėti. Nes sakau, oi, blemba, aš netau juos pastoju. Kaip sunku, Ir dar stogas kažkodėl tai sugalvojo nepasikelt. Tai iš viso fantastika. Ir kodėl jisai nepasikelia, tai niekas nežino, aišku, čia reikėtų jau jo paklausti. Taip. Iš tikrųjų dar galėčiau apie... Šiaip norėjau nufilmuoti tokį video, žinot. Negaliu šitą laiką ten būti rimta ir reikia viską pasižiūrėti ir iš juoko formos. Biškio savo humoro. Nes iš tikrųjų, kai pradedi vesti sveiką gyvenimo būdą, tada tampi ir guvesnis, ir linksmesnis. Nors aš, aišku, ir taip visą laiką buvau ganėtinai linksmas žmogus, bet dabar matot, kokias mano akis. Super! Žodžiu. Nežinau, ką žmonės iš tikrųjų galvoja, kurie, pavyzdžiui, dabar privažiuoja. Vyrukai, ne? Galvoju, su kuo jinai ten šneka. Aišku. Nei man rūpi, nei man ką tiesa. Aš žinau, kad jūs žiūrite į mane, kai aš kalbu. Tai va. Tai žodžiu, tai norėjau pasidžiaugti savo naujais dantim. Oi, kodėl aš žiūrėtų atgal. Tai va, norėjau pasidžiaugti savo naujais dantim. Norėjau pasišnekėti apie savo akis, kurios dabar yra labai linksmos. Ir norėjau pasakyti, kad šiandien yra ketvirtadienis ir ateina savaitgalis. Ir savaitgalis skaitosi jau kaip toks vienas iš, kaip čia pavadinti, sunkesnių dienų, tarkim, negu darbo dienos atsilaikyti, ne?
Bet aš visą laiką susiplanuoju savo savaitę. Nu, man tai nėra sunku nieko laikyti, nes aš prie visko pripratus ir net čia ką man pasakot. Bet aš atsimenu anksčiau, tai kai ateina savaitgalis, nu, tai jau ir nutrūksti nuo grandinės, kai šuo palaidas, vienu žodžiu, tai nežinau. Tai aš visą laiką dabar susiplanuoju savo savaitgalį, žinau, ką veiksiu. Šį šeštadienį žadu visą paskirti Gyvenk sveikiau su manimi. Tikriausiai pristatysiu, aš turiu vieną tikrai jau projekto dalyvę, kurią esu nusprendus 100% ir man nereikia tikrai mąstyti apie jos kandidatūrą, tai aš turbūt galbūt ją pristatysiu. Tada kažką tikrai dar nufilmuosiu tokio, kad jau, kaip čia pasakyti, kažką tokio gal įdomesnio, gal dieną su maidėjom, žodžiu. Tada turiu šeštadienį, aišku, treniruotę. Rytoj tikriausiai filmuosiu jums savo sporto klube kartu su trenerė treniruotę, kaip galėtumėte sportuoti namie, nes jūs manęs prašėt. Tai būtinai šitą programą mes paruošime, nes aš jums sakiau, tai ko aš dar, kaip sakant, nesu tikrai, neturiu tos tokios kompetencijos, galbūt ne pilnai, tai aš tariuosi dėl visko su savo asmeninė trenerė Simona Šileckytė ir žodžiu stengiuosi, nes aš noriu padėti kiekvienam ir dėl tų, kaip jūs man ten daug sulaukiu žinučių, kiek kainuoja ten pas tave ten sporto programos, tai aš tikrai nesu pelno siekianti ir pas mane programos nieko nekainuoja ir aš jų kol kas dar nerašau. O jeigu kažkam labai primiktinai reikės ir neužteks mano nemokamų patarimų, tai aš tikrai jūs nukreipsiu ten, kur jums reikės. Žodžiu, padažiukus užsakiau. Dar apie savaitgalį nebaigiau, tai va, tai šeštadienį visą paskirsiu puslapiui, o sekmadienį nuo pačio ryto, nuo 8 ryto iki 8 vakaro, nuo 9 ryto iki 8 vakaro bus Make-up Lovers Litexpo visažistų seminaruose. Tai va, ir tada ateis pirmadienis. Kita savaitė trumpa, 4 dienos joninės, mamos gimtadienis ir šiandien dar žadu padaryti jums savo pirkinių holą, nes vežuosi pilną bagažinę maisto. Niekaip nesuprantu, vienas žmogus už šitiek maisto. Čia man mistika. Pamatysit. Aš tai iš tikrųjų stengiuosi filmuoti ir tokius trumpus filmukus ir tokius šiek tiek ilgesnius, nes man patinka pakalbėti, aš galiu išsiplėsti ir visą kitą. Aišku, gal ne visiems įdomu klausyti, tiesa? Tai, aš palaipsniui pamatysiu, kas jums labiau patinka, kas jums mažiau patinka. Dabar aš iš tikrųjų turiu tiek idėjų, kad aš tiesiog naktį, aš atsigulu vakare gulti, o aš einu gulti po 10, pusę 11, tada kad toks yra mano režimas. Ir šiaip dažniausiai tai aš pagulydavau galvą pagalios ir miegu savo. O dabar tai tos mintis sukasi, viską rašau, nes nieko nesuvokiu, kaip viską susidėlioti, tiek visko norisi padaryti, o aš dirbu 2 darbus. Ir dabar šitas Gyvenk sveikiau su manimi jau čia man yra kaip 3 darbas, galėčiau pasakyti, bet yra man malonu, aš tai darau iš idėjos. Ir aš labai norėjau padėkoti visiems, kurie man rašo tokias gražias žinutes, iš tikrųjų mane tai taip skatina judėti į priekį, aš jau nemoku pasakyti. Žiauriai malonu, tikrai malonu ir tikrai, žodžiu, galbūt ne iš karto atrašau, nes, tiesiog dabar su tais padažais čia, žodžiu, užsiknisau, kaip sakant. Dabar jau vėl biški laisviau, kaip sakant, tai tada aš labai dažnai tarp kitų atkreipiu dėmesį, sakau, kaip sakant. Pavyzdžiui, aš taip šneku, tai nejaučiu, bet po to pažiūriu video, kaip sakant, žodžiu, aš viską, kaip sakant, sakau. Tai va, vienu žodžiu, tai turbūt viską pasakiau, tai va, yra ketvirtadienis liuks, savaitgalis ateina, valio, galėsim ilgiau miegoti, nors aš niekada ilgiau nemiegu. Man šilpauja vyrukai iš pakairės. Gerai, ačiū. Vienu žodžiu, gerai. Va taip, žinokit, ir pasitaiko. Gal ir su telefonu kalbu. Vienu žodžiu, va. Toks mano ir gyvenimas, iš tikrųjų, neliūdim. Tai vienu žodžiu, tai va, baigiau čia, subėriau minčių kratinį, nežinau. Iš tikrųjų, jungiau kamerą staigiai, net negalvojau, ką sakysiu, tai va viską, ką sakau, tai galbūt iš galvos. Ir, žodžiu, būkite geros nuotaikos, valgykite gerą maistelį ir pamatysit, būsite geros nuotaikytės, išbėkit, pajudėkit. Ir to aš turiu 7 ryto treniruotę su Simona.
duosiu garo rytoj, palaukit, rytoj man kojų rankų dieną, atsiminkim. Rytoj man rankų diena. Oi, kaip man patinka gadžiolint ranką. Gerai, nu žodžiu, viskas. Atvažiavau pasimti kolegytės ir tada susimatysime su jumis. Ai, vakarė filmuosiu maisto holo, tai bus matyti. Viso.